Sveiki. Susiduriu su tokiais, kaip sakant, įvykiais, pirkėjais, va, ateina į butą, pirkėjai, ir jau kelintas sako, kad dalimis noriu. Taip toliau. Savininkai nelabai nori dalimis, nes jie nori pinigų iš karto. Kaip man motyvuoti savininką? Ar pakelti kainą būtent tiem, kurie nori išsimokėtinai? Ar dalimis mokėti? Aš taip manau, kad siūlau pakelti kainą. Pavyzdžiui, butas kainuoja 60 000, tai padaryti 70 tiem, kas nori dalimis. Čia variantas. Gal turi dar kokių idėjų, rašykite į komentarą. Noriu pabrėžti, pas mus įprasta parduoti butą per savaitę laiko, savaitę dvi ir parsiduoda. Todėl, kad komandinis reklamavimas pas mus yra. Ir kada matau, kad savininkas kai kuriais atvejais stabdo pardavimą, tai aš pradedu ieškoti išeičių. Galvoju, kaip čia padaryti, kaip čia ką, nes pirkėjai tai yra. Siūloma kaina tikrai nėra žemiausia. Nu, turbūt aš pardavėjui negaliu nurodinėti visiškai. Galiu tik tais motyvuoti, patarti. Bet dažnai patiriu tokius dalykus, kai atsisako parduoti už jų nuomonę mažą kainą ir po to būna taip, kad kai jau prispiria rimtai reikalai parduoti, skambini jau tam pirkėjui, kuris siūlė pirkti, jis sako, aš jau nupirkau kitą, o kito pirkėjo išvis nėra. Tai gaunasi, kad būna priverstas savininkas parduoti dar pigiau, negu prieš tai, kad jam buvo mažai. Tai aš tiesiog baiminuosi, kad taip gali nutikti ir dėl to bandau paskatinti savininką parduoti tą turtą. Nes būna po to nepatenkintas, sako, ir kaltina agentūrą, sako, tai ko tu man nesakėjai, tai taip toliau. Tai va, visokio aš turiu patirčių praeityje, tai aš dabar taip pagalvoju. Jeigu turit kokių pastebėjimų šitą temą, rašykite į komentarą. Tikrai įdomu, atsižvelgsiu, gal net ir video įrašysiu. Tai va, vis daugiau pirkėjų, kurie ateina į butus, nori duoti pusę sumos arba ten trečdalį ir likusią sumą išsimokėti per maždaug metus laiko ar vėliau. Tai pardavėjai, kaip jūs vertinat tokius pirkėjus? Ar verta ar neverta? O gal verta jiems sakyti, kad mokėk 10 000 brangiau ar 20 000 brangiau? Tada leisiu išsimokėti per tam tikrą laiką. Kaip elgtis? Nes tie pirkėjai, kurie turi viską iš karto vienu ypu sumokėti, jie duoda mažesnę kainą. O savininkai skeptiškai žiūri į tos pirkėjus, kurie moka dalimis ir nenori. Taip, norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt, ką tokiu atveju daryti. Mano tikslas yra parduoti. Ir aišku, aš parduosiu anksčiau ar vėliau, bet galvojau pasidalinsiu va tokia nedidelė kaip dilema, apmąstymas. Tai va, kaip man motyvuoti pardavėją stipriau? Ką jūs manot? Aš manau, kad pinigai motyvacija yra. Jo. Rašykite į komentarą.
dalinkitės, sekite kanalą ir iki.